Tai sveiki visi, aš esu Emilija Jacevičienė, esu 2 metų VDU etnologijos krypties doktorantė ir mano disertacijos tema yra apie Lietuvos vaikų kiemo žaidimus. Ir aišku, kadangi disertacija turi būti dar ilgesnis pavadinimas, tai nuo 20-ojo amžiaus vidurio iki šių laikų. Tokią tad pasirinkau temą ir su šita tema aš dirbu jau 4 metus, nes dar apsigyniau magistro darbą. Ir dabar jau už tai galime ir pasvarstyti, kasgi yra tie kiemo žaidimai. Tai šiaip mums mintise, mes tarsi žinom, kas yra kiemo žaidimai, ar ne? Tu tai pagalvoji ir tu žinai. Bet iš tikrųjų kiemo žaidimai Lietuvoje, lietuvių kalboje, lietuvių moksle tokio termino nėra įtvirtinto. Va tokio, kad kažkas rašytų kiemo žaidimai. Kiemo žaidimai iš esmės gal yra labiau atnešti pas mus į sąmonę, tai per Selą Egidijų Dragūną, kurį aš taip spėju, kuris dainavo apie savo kiemą. Tai mes tą kiemą pradėjome asocijuoti su kažkokia mūsų erdve ir įnešti irgi yra per žiniasklaidą, populiariąją žiniasklaidą, tai tikrai pamatysit, kas porą metų vis įkrenta koks nors toksai paspaustukinis straipsnis, nostalgiški mūsų kiemo žaidimai. Tikrai kartais būna, kad, žodžiu, aišku, tie straipsniai, aš irgi jiems turiu pastabų, bet ką padarysi. Na, o aš, kadangi, kaip ir minėjau, rašysiu disertaciją, turėsiu ją apsiginti, tai pamėginau tokį, kad jau jeigu kažkas norės, kad galėtų į enciklopediją įdėti. Kas yra tie kiemo žaidimai? Tai yra žaidybinės vaikų veiklos vykstančios lauko erdvėje, esančioje netoli nuo gyvenamosios vietos. Tai kas mums dabar čia yra svarbu iš tikrųjų? Vaikai žaidžia žaidybinės vaikų veiklos, lauko erdvėje, tai yra ne namai, kažkokia atvira erdvė, bet esanti netoli nuo namų. Ir kodėl tai yra svarbu? Pavyzdžiui, Britai tai turi mokslinį terminą šitam dalykui, nes jie turėjo tokius puikius folkloristus, vyrą ir žmoną Joną ir Peter Opie, kurie 6-ame dešimtmetyje surinko jau gyvai iš vaikų kiemo žaidimus ir juos pavadino street games. Tai yra gatvės žaidimai. Ir kodėl taip yra? Nes, tai paprasčiausiai architektūriniai skirtumai šiokie tokie. Britanijoje tie visi gyvenamieji rajonai, tai vaikai dažniausiai eidavo žaisti į gatvę. Tai yra išeini iš to savo namo ir yra gatvė ir tu tenai žaidi. Pas mus Lietuvoje tai labiau būdavo tas kiemas ir kodėl dabar taip įvyko, galim tą tokią, genezę pasižiūrėti. Čia vėlgi labai trumpai aš ją aptariau, nes tikriausiai įdomiausia, kokie yra patys tie žaidimai, o ne kaip vyksta, bet visada smagu ir truputį pakrapštinėti, kokia vis dėlto yra tas atsiradimas toksai. Ir vėlgi, čia yra Lietuvos atvejais yra vien mano nuomonė kol kas. Noriu pasakyti tai, kad lietuviai netyrinėja šito reikalo. Yra tikrai nemažai rinkinių liaudės vaikų žaidimų surinktų ir taip toliau, bet būtent šitie kiemo žaidimai, jie nėra tyrinėti ir kaip jie atsiranda. Tai 20-ojo amžiaus viduryje Lietuvoje vyksta sparti urbanizacija, tai yra iki to laiko, apskritai, iki sovietų, tai lietuviai buvo, didžioji dauguma lietuvių gyveno kaimuose. Ir maždaug 5-ame dešimtmetyje jie buvo pradėti kraustyti, ar kraustėsi patys savanoriškai, į miestus ir tiems atsikraustantiems, gal ne taip savanorių atsikraustė, bet žodžiu, tiems atėjūnams į miestą jiems būdavo statomi tie mikrorajonai, žodžiu, blokiniai daugiabučiai ir būtent jie tenais būdavo ir gyvenami ir tie daugiabučiai, šiaip labai dažnai jų netgi tas toksai, kaip juos parduodavo, aišku, nieks jų nepardavinėjo, bet kaip juos reklamuodavo, tai kad jie turėdavo kiemus vaikams. Tarsi tai buvo labai svarbus, tarsi dalykas maždaug pasakyti, kad labai erdvės laukia vaikams. Ir tuos daugiabučius savaime suprantama ir užėmė tų jaunų šeimų vaikai, kurie buvo atkraustyti į miestus. Ir koks yra dar vienas tas dalykas, tai daugiabučio kiemas dažnai apibrėžia konkrečias žaidimo ribas. O tas žaidimo ribas irgi dažnai ir suaugusių yra nustatytos, nes maždaug sako, tai tu neikte, taip daugiabučio kiemas labai dažnai būdavo tokie netgi uždari kiemai, ar ne, apsupti iš visų pusių pastatų. Ir ten pro virtuvės langą tu matai tą kiemą, tai ir tu pasakai vaikui, kad aš tave matyčiau. Ir automatiškai tikriausiai ir kiti tėvai pasako ir tada visiems
apsibrėžė tą erdvę, kad čia yra mūsų tas kiemas, o jau išėti už kiemo ribų jau nelabai galima. Tai mes tada, jeigu žaidžiam slėpinių, mums net nereikia tartis, kad mes ten tu neik ten ir ten. Mes slepiamės čia kažkur. Nu, gal kad į laiptinę neinam, susitarėm, bet šiaip tai, nu, žodžiu, tai tas pats kiemas, jisai jau apibrėžė šiek tiek tą erdvę, aišku, ne visada. Kad ir kaip aš čia vis pasakoju apie tuos daugiabučius ir taip toliau, tikrai buvo vaikų, kurie ir namuose augo, ir net, aš pavyzdžiui pati neaugau daugiabutyje. Na, aš 90-ųjų vaikas, tai aš augau name, kuris neturėjo va tokio daugiabutiško kiemo. Mūsų kiemas buvo parkavimo aikštelė iš esmės. Bet mes žaidėm lygiai tos pačius žaidimus, kaip žaidė ir vaikai daugiabučiuose ar dar kažkur. Na, bet aš manyčiau, kad ta tokia pradžia, jinai davė tikriausiai kažkokį postumį rastis tam tikriem žaidimam, kuriuos netrukus ir aptarsim. Ir ta aplinka, ji tokia buvo labai urbanistinė, kad ir kiek reklamuojama, jinai buvo kaip labai žalia. Na ir iš tikrųjų, jeigu vasarą pasivaikštai po kokias, nežinau, tą patį Naujamiestį, Karoliniškes, nu vis tiek gražu. Nu, kad ir kiek ten to bloko, vis tiek visur medžių prisodinta, visur kažkokios alėjos padarytos. Ji vis tiek žalia yra, bet ta gamta jau nebėra antiek tinkama žaidimam, kaip pavyzdžiui kaime gamta kažkokia kaimo vietovėse. Ir be abejo, ta žaidybinė veikla, jinai atspindėjo vaikų kasdienybę ir aplinkos kultūrinės ypatybės ir tuo aš parodysiu, ką aš turiu galvoje. Tai čia vėlgi, tada, kai aš pristatinėjau savo temą ir kalbu apie kiemo žaidimus, man visada etnologai sako, o kaip kaimas? O tai kaip čia kaime, taigi viskas kitai buvo. Šiaip tiesą sakant, ne. Jeigu jūs pastebėsit, kad didesnių, mažesnių vietovių, kaimų vaikai, jie jau žaidė tuos pačius žaidimus. Nebuvo kažkokio labai didelio skirtumo. Bet vis tiek mes galime galbūt pastebėti, tyrinėjant tą kaimą prieš sovietizaciją ir urbanizaciją tuo pačiu ir tada jau miestą po to. Tai čia mes galime palyginti. Bet iš tikrųjų, kas vyko? Žmonės persikėlė į miestus, bet ne visi lieka vis tiek močiutė kaime ar kažkas. Ir tada vaikai žaidžia mieste, žaidžia savo kieme, savo sukurtus kiemo žaidimus, tada jos vasarą pas babą į kaimą išveža. Tada tenai suvažiuoja visi vaikai iš kažkokių vėl skirtingų miestų regionų ir jie vėl tos pačius žaidimus žaidžia. Ir tie žaidimai labai labai greitai persiduoda ir persimokina. Na, bet jeigu jau labai reikia palyginti, tai aš esu irgi konferencijai vieną pranešimą skaičiusi. Kaip mano manimu, kas atsitiko, kas išsiskyrė, tai kaimo žaidimai, na tie tradiciniai žaidimai, kuriuos yra surinkę, vat, kaip ir minėjau, Grigonis, Steponaitis ir taip toliau. Tai jie labai dažnai buvo lydimi dainuojamųjų ar pasakojamųjų įžangų. Jie būdavo labai ilgi. Ir dėl to aš manau, kad jie būdavo labiau tokie proginiai žaidimai, iš tikrųjų, kuriuos vesdavo suaugusysis. Ne patys vaikai juos pradėdavo. Tai, ten įsivaizduokit, kažkoks tenais, žodžiu, ten vilkas ir medžiotojas. Ir tada vilkas ateina ten, medžiotojų, bitu mane šausi. Ten medžiotojas sako, oi, vilkelį nušau. Jie ten kalbasi. Ir ten kokie 6 posmeliai išrašyti. Tai kaip jūs įsivaizduojat, kokius 7 metų vaikas? kaip jie tokį sužais. Tai čia, man rodo, labiau yra toksai prie žaidinimo. Tas toksai, kad tarsi vaikus įvesti į tą žaidimo nuotaiką, o tada jau po to jau prasideda žaidimas, tai mes kiemo žaidimuose, kadangi tai yra tik vaikų užsiėmimas, kiemo žaidimai yra tuo ypatingi, kad jie yra neprižiūrimi suaugusių visiškai. Mes galim apsimest, kad mamos pro langą ten pažiūrėdavo, ar babos pro langą pažiūrėdavo, ką mes ten veikiam. Bet kiek jie ten žiūrėdavo. Tai žodžiu, tai ir tada kiemo žaidimuose nebelieka tų ilgų įžangų ir kažkokių žodžiu, kažkokio naratyvo nebelieka, tada kaimo žaidimai, jie dažnai būdavo, jie atspindi aplinką, gamtos reiškinius, gyvūnus, darbus, tai ten visokie žaidimai audėjėlė, kalvelis, kepalušo vėlimas ir taip toliau, jie tarsi tokius labiau buities darbus atspindi. Kiemo žaidimuose su taisyklėmis šito jau nebelieka. Mes jau nebeturim kažkokių, ten turim, žuvis ir tinklas, ar ne, gal toks labiausiai kažkoks teminis žaidimas. Brolelį gelbėk, kas tas brolelis, ką jis gelbėja, nelabai aišku, mano brolelis
kažkoks archainis brolelio archetip, nu, mes nežinom šitą, tai tiesiog nebelieka to dalyko. Tada, kaip ir minėjau, kai kurios kaimo žaidimus organizuodavo suaugę ar vyresni vaikai, tai čia ypač turime omeny ganimą ir piemenis, tai būdavo labai dažnai, kad kerdžius organizuodavo kažkokius jau po ar ten ganimo metu, kai turėdavo laiko žaidimus, ten ar ribką kokią žaisdavo, nu ten jau tokius, žodžiu, palendrą, kažkokius tokius komandinius žaidimus būdavo, kad organizuodavo. Miesto žaidimuose suaugusiai neturi absoliučiai jokios įtakos žaidimams. Jūs pamėginkit vaiką pamokinti kokį žaidimą, jis specialiai jo nežais. Nu, aš galiu garantuoti. Kieme nežais specialiai nesuaugęs pamokino. Tai tiesiog yra, tyrimai padaryti, dar vakar skaičiau straipsnį, bet tai nežais. Ir paprastai šiaip kaip nekeista, kaimo žaidimai turėjo daugiau rekvizito. Tai tas rekvizitas vėlgi, kažkokie daiktai, ar ne? Tai ten ir kažkokių ten žiužių visą laiką reikėdavo, škurlių, kailinių ten išsinešti, pagaliukų visą laiką reikėdavo susirasti, ten mėtyti, virvelių, visko. Miesto žaidimai, jie neturėjo tiek daug rekvizito, peilį išskyrus, nes žemės visi žaisdavo. Ir aš sakau žmonėm, iš kur jis gaudavo tą peilį? Tai mamas tikriausiai nelabai patenkintas buvo, bet visi vaikai turėjo peilį. Bet kas įdomu, kiemo žaidimai, miesto žaidimai, jie buvo pritaikomi urbanistiniai aplinkai. Ir mano vienas mėgstamiausių pavyzdžių yra žaidimas Geležinė ožka. Ar esat girdėję kas nors tokį žaidimą? Visi purto galvas. Gerai. Ar žinot žaidimą Aukščiau žemės? Lazdijai šitą aukštą žemę. Taip, gerai. Šitą galėsim pašnekėti. Aukščiau žemės, tai tu tam, kad tavęs nepagautų, turi užlipti aukščiau žemės, ar ne? Geležinė ožka, tam, kad tavęs nepagautų, tu turi prisiliesti prie kokio nors metalinio dalyko. Tai kaime kaip ir būtų sunku, gal ten, kad prie dalgio visi bėgtų liesti, aš nežinau. O mieste, kur ten ir mašinos, ir stulpai, visokie durų rankenos, tai čia yra visiškai miesto žaidimas, aš jį šiaip aplink Šiaulių kraštą fiksavau 3 kartus. Tai va toks įdomus žaidimas. Na ir kadangi, kaip minėjau, niekas nerinko nieko šitų kiemo žaidimų, aš surinkau biškį truputėlį. Tai čia yra mano empirinė medžiaga iš mano magistro darbo. Tai čia turiu 103 pateikėjus, kurie atsakė į anketos klausimus, 5 interviu ir pasisakymus iš internetinių pokalbių svetainių. Labai populiari tema, Reddit, pavyzdžiui, kokiam ar Kvorui. Vis lietuviai atsiranda, kurie kažko paklausia, tai aš ten irgi pasižiūrėjau, visai įdomu buvo. Na ir čia daugiau mažiau pateikėjų amžius nurodytas ir kaip pasiskirstė pateikėjai pagal vietovės, kadangi aš pati esu iš Vilniaus, tai aišku, kirto Vilniaus burbulas ir mano apklausai, bet niek nepadarysiu, dabar stengiuosi važinėti ir apriepti šiek tiek daugiau. Ir ką aš dar padariau, tai čia yra mano nesenas kūrinys. Aš apsibrėžiau kiemo žaidimus, o dabar dar aš išskirščiau, kas įeina į terminą kiemo žaidimai, ar ne? Apskritai, kas yra žaidimas? Jūs nebandykite sakyti, nieks nežino. Nežino filosofai, nežino edukologai, antropologai nežino psichologai, yra milijonai, milijonai klausimų apie tai, kas yra žaidimas ir kad visiškai jūs sukonfusint, aš dabar galiu pateikti pavyzdį. Yra Lego konstruktorius, ar ne? Jis yra žaislas, jis yra vaikų žaislų skyriui, taip? Jūs nusiperkat Lego konstruktorių, mašiną. Ir kada jūs pradedat žaisti? Ar kai jūs konstruojat? Ar čia yra žaidimas? Ar kai jūs sukonstruojat ir tada jau su ta mašina ten... Tai va, tikiuosi nieko neaiškiau pasidarė. Tai yra sunku atsakyti, kas yra žaidimas. Tada, pavyzdžiui, gerai, tarkim, kažkas sakys, kad ne, konstravimas nėra žaidimas, ar ne? Kažkas jau čia norėtų. Ok, bet dabar aš turiu vis kitą tada klausimą pamąstymui. Jeigu jūs konstruodami įsivaizduojat, kad jūs esate, pavyzdžiui, Legolando darbuotojas, kuriam yra duota, jūs nesate, ar ne, bet jūs įsivaizduojat, kuriam duota užduotis sukonstruoti mašiną. Ir jūs ten konstruojat, ir jums ten paskambina Legolando direktorius, jūs pasišnekat, įsivaizduojat. Ar tada jau žaidžiam?
Ne, vis tik, neįtikinau. Nu, va. Tai konstruoja, gerai. Nu, tai žodžiu, proga pamastyti. Ir tai dėl to, ką aš padariau, tai suskirščiau kiemo žaidimus, kas įeina į kiemo žaidimus. Tai yra preliudijos, tai yra tai, kas vyksta prieš žaidimą. Tada yra žaidimai ir žaidybinės veiklos. Šiaip tai lietuvių kalba yra šiek tiek nedėkinga, ar ne? Nes mes turime tik vieną žodį – žaidimai. Anglų kalboje yra truputį lengviau, nes jie turi du žodžius. Jie turi žodį game ir jie turi žodį play. Ką tai reiškia? Game yra žaidimas su taisyklėmis. Su konkrečia pradžia, konkrečia pabaiga, tai basketball game, pavyzdžiui, arba slėpynės yra game ir taip toliau. O play yra vaidmenų žaidimai, kažkokie, žaidybinės veiklos, kurios neturi, šiaip dažniausiai tai turime galvoti tie pretend play, vaidmenų žaidimai, kur vaikai dažniausiai ten kažkuo, ten aš būsiu mama, aš būsiu tėtis ir žaidžia šeimą. Tai yra play arba gali būti bet kas, žodžiu, bet kokia kita veikla. Tai būtent prie tų žaidimų, čia vat, kur yra per vidurį, ir va čia vat yra išskirsti žaidimai su taisyklėmis ir vaidmenų žaidimai. Tai čia tiesiog platesniam šitam. Gerai. Ir dabar jau galim aptarti, kas yra mūsų tos žaidybinės veiklos, kur tikriausiai labiausiai ne žaidimai. Aš išskirščiau į dvi kryptis, tai yra kūrybinės veiklos ir aplinkos tyrinėjimas. Tai kūrybinės veiklos, kodėl aš taip išskirščiau, tai nes visų pirma tai yra sekretų gamyba. Čia tikriausiai, kai kalbėjau apie kiemo žaidimus, visi labiausiai atsimena sekretus. Aš, pavyzdžiui, nedariau sekretų, nes pas mus kažkaip nebuvo stikliukų niekur kieme. Tai man tokia vaikystės nuoskauda yra šiek tiek tokia. Ir tada yra paišymas kreidelėmis dargi iš kūrybinių veiklų. Jų yra ir daugiau. Bet čia tiesiog, ką aš dabar esu surinkusi daugiau mažiau iš savo pateikėjų, surašiau, galimai surasiu dar kažko daugiau. Ir taip pat yra aplinkos tyrinėjimas. Tai yra visos ekspedicijos. Į visus uždraustus namus, į visas statybas. Į visus bunkerius, į visas kloakas tenais, žodžiu, kur ten jau jūs, žodžiu, gastroliuodavot, ten ir buvo jūsų aplinkos tyrinėjimas. Ir dabar atsirado toks įdomus dalykas. Kai aš tyrinėjau šitą temą, šiaip dažniausiai ir daugiausiai pateikėjų susilaukiu informacijos iš moterų. Nu, taip jau yra. Kažkaip norėjau eina į pačią, aš nieko išeis nenoriu, bet norėjau eina į paskaitas, norėjau atsakinėję anketas ir taip toliau. Ir kažkaip aš taip niekad labai ir neatkreipiau dėmesio. Galvojau, nu tai gerai, nu tai mergaitės ten gal per gumytę labiau šokinėjo, o berniukai ten gal krepšinį labiau žaidė. Kol aš, žodžiu, kažkaip negavau prikišt nagų prie truputį vyriškesnės auditorijos, ir tada aš pati prisiminiau. Žinot, ką veikia berniukai? Galėsiu patvirtinti, mane paneigti. Darė bombioškės. Tai. Ne sekretas, bombioškės darė. Gal kažkam, nu, aš džiaugiuosi, kad visi su visais pirštais kol kas. Gal kažkam, nežinau, gėda, gal neprisimenu. Gal aš nesakau, kad visi. Bet tikrai. Kažkaip man pasakė vienu metu, kaip jie eidavo, ten sovietmečių buvo, ten kokie 80 gal. Kaip jie eidavo, žodžiu, į kažkokį oro uostą, ten buvo kažkokie, žodžiu, išmesti lėktuvai, kaip nuo tų lėktuvų ratų grandydavo kažką, magnį grandydavo. Aha, ir sakėt, kad nedavo. Aš tai žinau, kad magnis buvo. Kaimuose magnio nebuvo. Nu tai va. Žodžiu, kaip jie tą magnį grandydavo, kaip ten po to buvo kažkokios valerijono tabletės supakuotos į gerą foliją ir kaip, žodžiu, ten darydavo tas bombioškės. Tai man čia pačiai atradimas buvo, man labai smagu. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikėtų va šitą, tą berniukų veiklą, tai čia būtų ir kūrybinė veikla, ir iš pradžio aplinkos tyrinėjimas, nes reikia magnį susirasti viską, ir po to jau kūrybinė veikla, ten, žodžiu, visas tas konstravimas. Tai, žodžiu, galėsime apie tai pašnekėti po to, bet, nu, čia tokią informaciją surinkau.
Tai čia vėlgi, aš neturiu daug ką labai papasakoti apie tas žaidybinės veiklas, tik ką įdomiausia turėjau apie bambioškas ir papasakau. Žaidimų preliudijos. Tai yra susirinkimas į žaidimą ir žaidimo pradėjimas, ar ne? To jau mūsų game žaidimo su taisyklėmis. Ir mes turime, ir aš vėl žaidimų preliudijas išskirščiau į 3 dalis. Tai yra susirinkimas į žaidimą, skaičiuotės ir išsiskaičiavimai. Susirinkimą į žaidimą aš esu surinkusi. Žinau, kad tie britai folkloristai surinkę yra daugiau, kažkaip pas juos daugiau yra. Aš turiu tik vieną iš Vilniaus, tokia 2000-ųjų, žodžiu, kai sugalvodavo kažkas kažkokį žaidimą, ištiesdavo nykštį ir žaisdavo, ką žaidžia stukus, Vilniečiai links. Žodžiu, ir tada visi kabindavosi į tą nykštį, kas žaidžia, ir tada tu jau skaičiuodavai vadą, nevadą, vadą, nevadą. Daugiau kažkokių tokių susirinkimų aš nesu suradus. Gal jūs man dar pasakysit, aš nežinau. Bet jeigu žinot kažkokiu, tai pasakykit. Ir tada mes turime jau pasiskirstimo vaidmenimis būdus, tai yra skaičiuotės ir išsiskaičiavimus. Šiaip tai mokslinė, apie skaičiuotės mes turime daugiau informacijos, jos yra daugiau tyrinėtos ir rinktos. Ir paprastai mokslinėje literatūroje skaičiuotės ir išsiskaičiavimai yra kaip sinonimai. Vieni mėgsta labiau sakyti skaičiuotės, kiti išsiskaičiavimai, žodžiu, jau ten kaip nori. Aš buvau drąsi ir aš sugalvojau savo paskirstimą. Aš palikau skaičiuotės, kaip skaičiuotės atskirai, tai yra tas toks, aš jį pavadinau pasyviu būdu. Ir tai yra tos mūsų žinomos skaičiuotės eilėraštukai. Kodėl tai yra pasyvus būdas? Nes mes visi sustojam ar ne ratu. Ir dažniausiai vienas būna skaičiuotojas, ten N, D, paparmaliau ir skaičiuoja. O kiti, ten nosį krapšto ar ten kažkaip ten bando atsiskaičiuoti, kuriem atsistoti, kad nereikėtų. Ir žodžiu, ir mes tų skaičiuočių turim tikrai daug visokių pririnktų, jūs tikriausiai ir patys galite dabar iš atminties bent po 2-3 pasakyti. Ir aš netgi atsimenu, kad net ir mokykloje mokindavo, pradinėse klasėse ten, man atrodo, drum bacelę gal mokindavo, kažkas tokio. O išsiskaičiavimai tai yra aktyvus būdas ir tai yra kažkas, kur yra svarbiau neskanduoti, nes skaičiuotėse tai labai tas mūsų eilėraštukas svarbus. Neskanduoti, o yra atliekamas veiksmas kažkoks. Ir visi veikia tame veiksme, tai kad aiškiai pasakyti, kas yra, tai yra vaskinimas, vaskyčiai. Yra išsiskaičiavimas. Ir kitas išsiskaičiavimas, kurį aš esu surinkus, tai yra tip-topai. Kai, žodžiu, ten išsisuka ir tada eina tip-top vienas link kito. Tai irgi toksai kaip ir išsirinkimas. Gerai, ir mano mėgstamiausia tema. Akmuo, popierius, žirklė žaidimas. Tai dabar žiūrovų paklausiu. Taip, čia yra žirklės. Žirklės, ar ne? Čia yra popierius. Ar lapas, ar ne? Koks yra trečias ženklas? Šulinys? Ne akmuo? Tai va, lietuviai yra keistuoliai. Šitas žaidimas irgi beje yra labai netyrinėtas, jis yra užrašytas, jis yra kinietiškas, jis yra užrašytas 4 amžiui po Kristaus pas kiniečius ir jisai ten, žodžiu, visokiais iš Kinijos jis perėjo į Japoniją, iš Japonijos į Ameriką, panašu, į Ameriką ir iš Amerikos tai jau į Europą. Kažkoks toks yra kelias šito žaidimo, nors pavyzdžiui, vėlgi, visas tautos tikriausiai turėjo kažkokį pirštų žaidimą, nes, jeigu tu nesi darbų mokytojas, tu tikriausiai turi visus 10 pirštų, ne? Ir tada tu gali, žodžiu, ir tu, žodžiu, tada gali užsiimti ir turėti. Aš net šiaip tai, man atrodo, kad ir lietuvių, bet aš nesu kažkaip radus, bet kažkoks irgi turėjo būti kaip lošimo žaidimas su pirštais. Čia vėlgi reikėtų pasiieškoti, bet šitas akmuo popierių žirklės, jis yra labai labai populiarus ir žinomas visam pasauliui. Ir kadangi jos skanduotės yra atėjusios, kadangi jis yra atėjęs iš Kinijos, labai dažnai kalbos, nelabai dažnai, bet kartais skanduotė, vaskyčiai, jinai imituoja kinų kalbą. Tai pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje, neprisimenu, kurioje ispanakalbiai šaly, yra skanduotė čing čang čong. Visiškai nepolitkorektiškai, bet tokia skanduotė yra. Ir tos skanduotės ir kaip paprastai būna kalboje. Kalba pasirenka arba sako ženklus, kaip angliškai, rock, paper, scissors, ar ne? Arba jie sako kažkokią skanduotę.
tai čing čang čong. Rusiškai yra suefa, pavyzdžiui. Šiaip nelabai daug šalių turi skanduotės, bent jau kiek aš suradau dabar. Ir jeigu jie sako daiktus, akmuo, popierius, žirklės, tam, kad geriau rimuotųsi, jie kai kada pakeičia ženklą. Ir dažniausiai yra pakeičiamas lapas. Ne žirklės, ne akmuo, pakeičiamas lapas. Tai ten, man atrodo, yra kažkur popierius, kažkur yra maišelis, man atrodo, kažkurioje kalboje ar kažkas tokio. Nei viena kalba nėra pakeitusi šito pavadinimo akmens, nei viena šalis. Ir tuo labiau ne tik, kad pavadinimo, bet ir ženklo rodymo. Nes šiaip akmuo yra va, o šulinį tai mes taip rodom. Aš esu girdėjus, lietuviai jau man pasakoja, kad kažkur buvo žaidžiama su visais 4 ženklais. Kad buvo akmuo, popierius, žirklė, šulinys. Aš netikiu. Nėra logikos. Nesusibraižo schemutė. Tada kažkuris ženklas turėtų būti, gal, jeigu ratuojant. Čia man dar reikia išsiaiškinti, bet kad žinotumėt, kad lietuviai yra labai daininga tauta, tai čia yra visi surinkti skanduočių variantai mano Lietuvoje. Aš visų neskaitysiu garsiai, nes yra ir nepadarių. Taip, pavyzdžiui, čia dabar jūs viską, kol skaitot, Jan Kepon, ten prie kita. Tai čia yra originalus japoniškas pavadinimas, jau toks, žodžiu, gerai žinomas. Ir tai dabar kaip yra? Mes sakydavom, vaski či pamarskomu, ar ten vaski ho, bet kažkokius vaski arba pamarskomu, ar ne? Tada jau, žodžiu, po mūsų atėjo visokie čiupa-čiups Coca-Cola. Čiupa-čiups, Coca-Cola, gurkšt, kažkas tokio, ar ne? Dabar, aš kaip jau suprantu, tai jau visi, žodžiu, jaunimas, tas jau, žodžiu, kur jau mums jau šitą, jie jau rodo akmenį, nebe šulinį, ir jie jau dabar sako Jan Kepon. Nes man atrodo, tiesiog iš populiariosios medijos jau prisigaudė, kad Jan Kepon yra. Tai va. Tai vaski či beje yra visiškai lietuviškas produktas. Lietuviai vaikai jį sugalvojo. Galimai gal mėgdžiojant kažkokią azijietišką kalbą. Čia jau aš nežinau. Ir žinokit, ir netgi pamarskomu. Jis yra iš Lietuvos kilęs. Jis aiškiai turi slaviškų, rusiškų šaknų. Jis yra daug fiksuotas aplink Klaipėdą. Bet jis yra lietuviškas. Tarsi užsieniai kažkokie mūsų kaimynai ar dar kažkas. Latvijai iš vis nuobodus, jie sako akmuo, dabar aš neprisimenu, škėrė, papers, akmuo, kažkaip žodžiu irgi sako akmuo, popierius, žirklės. Jie neoriginalūs tokie. Lenkai turėjo kažkokią skanduotę, dabar neprisimenu, Rusijai suefa ir dar kelios. Bet jo, pamarskomu yra lietuviškai, lietuviai sukūrė, lietuviai vaikai galimai gal kažkur ten pamatė kaip kokie jų, čia čia visiškai mano teorija, mano vaizduotė, gal pamatė kaip jūrininkai, ten žaidžia ir pamarskomu tada žaidžia, taip galėjo būti, nebūtinai tai buvo. Tai va, tokie tada yra išsiskaičiavimai, tai dar kartą primenu, skaičiuotės yra eilėraštukai, išsiskaičiavimai yra aktyvūs būdai ir tai dažniausiai yra akmuo, popierius, žirklės. Ir tai, ko mes visi laukiam, tai yra žaidimai. Ir žaidimus aš tiesiog parodysiu ir papasakosiu tokius įdomiausius, mėgstamiausius savo variantus. Ir pirmas yra gaudynės. Ir jūs tikriausiai niekada nesusimastėt, nes o kam to reikia iš esmės. Nes gaudynės ir slėpynės jie yra be galo, tai yra tokios archaiškos formos, kad, net ne archaiškos. Gyvūnai irgi žaidžia gaudynių ir slėpinių. Aš galiu prisiekti jums, mano katės žaidžia aukščiau žemės. Aš esu tuo tikra. Nes jos viena kitą gaudo ir tada viena užlipa ant lovos ir tada kita nebegaudo. Ir nelipa ant lovos. Tiesiog laukia, kol nulips nuo lovos. Tai, žodžiu, jo, bet gyvūnai taip pat kaip ir žmonės žaidžia gaudynių ir slėpinių. Ir tokia yra teorija, kad gaudynės ir slėpinės yra medžioklės simulacija, kurioje žmogui... čia irgi, kodėl tu visą laiką nori, sakykit, jūs žaidžiat gaudynės, ar ne? Dabar skaičiuotė yra, kas bus vada. Jūs nenorit būti vada. Visi ten čiūrikus kažkas laiko, kažkas ten susikeičia vietom. Šiaip tai atrodytų, jeigu tai yra medžioklės simulacija, tu norėtum būti tas, kuris medžioja. Žymiai smagiau negu būti ta, kuri medžioja. Bet kažkaip žmogus instinktyviai nori būti medžiojamu. Ir kodėl?
tą aukos vaidmenį, na tai yra manoma, kad tiesiog taip jau susiformavo, kad tam, kad žmogus labiau norėtų treniruotis, nebūtų auka. Arba jeigu jis, nes žmogus anksčiau dažniau būdavo plėšrūno auka, negu, nu ten gal po lygiai, tai bus pasiskirsto, negu pats plėšrūnas. Tai tam, kad jis labiau norėtų išmokti, kaip pabėgti nuo plėšrūno, yra kažkoks noras būti tuo, kas tave gaudo. Ir mes labai, ir ta medžioklės simulacija, na ir kad ir kaip mes čia sakytume, kad labai archaiška yra, bet ji netgi matosi lietuvių liaudės žaidimuose. Tai pasižiūrėkit, vilkas ir žąsys, ar ne, vilkas medžioja žąsis, voverių gaudimas, katė ir pelė, meško šovimas, stirnų medžioklė, šeško gaudimas, vilko šovimas, karveliai ir vanagai, žuvų gaudimas, šuo ir kiškis. Čia viskas yra medžioklė, ar ne, ir čia viskas yra gaudynės. Tai tiesiog turime tokį variantą. Ir kiemo žaidimuose gal labiausiai prie to priartėja, nes kaip jau ir minėjau, kad mes jau tarsi tas tokias naratyvus kažkokius turim nunykusius kiemo žaidimuose, tai gal labiausiai su medžioklė susijęs būtų žuvis ir tinklas. Ar ne, kur gaudom, prisijungiam vieni kitus į tinklą. Tai toks Iš tokių gaudinių paminėtų buvo labai daug minimas brolelį gelbėk, tai kai tas gaudytojas, kai paliečia ką nors, tas žmogus sustingsta ir šaukia brolelį gelbėk. Yra dar kažkoks labai panašus žaidimas ledinukas, kur irgi kažkaip paliečia, tu sustingsti ir tave turi atliesti kažkaip. Žodžiu, ir išgelbėjimo variantai, tai sustingusi paliesti arba pralysti sustingusiam tarp kojų. Ir yra taip pat ir šaukinių variantų, tokių tarsi skirtingų, kaip galima susišaukti, jeigu tu sustingsti ir šaukti, pavyzdžiui, išgelbėk brolelį, prie tavęs pribėga, tave paliečia, išgelbėk, tu žaidi toliau. Bet šiaip populiariausias žaidimas, tai kaip ir minėjau, aukščiau žemės. Ir kas labai įdomu yra, tai čia tokį fokusą galima daryti. Nes aukščiau žemės, sako Vilniečiai, daugiausiai. Visi kiti sako aukšta žemė. Aš nežinau, kaip taip yra, bet jeigu sako aukščiau žemės, tai tikriausiai bus Vilnietis. Nu taip, arba labai daug su Vilniečiais vaikai žaidžia, o visi kiti aukšta žemė. Dabar dar... Saugus namai, kur šitą įrašysim. Saugus namai. Žodžiu, bet kažkaip šitas labai išryškėja, be kitų pavadinimų variantų. Ir... kur mano Kelmės rajone buvo aukšti žemė, dar toksai, tiesiog užsirašęs tokį pavadinimą buvau. Bet šiaip tai, aukščiau žemės, aukšta žemė. Taip. Na ir tai, ko visi labiausiai laukia, nežinau kodėl, bet paprastai laukia, tai yra slėpynės. Slėpynės, jeigu gaudinių mes turim daug, bet jos visas tokios labai panašios, tai slėpynės labai... Šiaip tai, pats tas žodis slėpynės, ar ne? Man slėpynės, jeigu taip tiesiog tik slėpynės, tai yra kažkas, kai tau 5 metai tu žaidi pas draugą gimtadienį namie, kur, žodžiu, jūs visi pasislėpėt ir žaidžiat iki to amžiaus, kol dar kažkas telpa pasislėps skalbinių dėžėj. Kai jau nebet ir skalbinių dėžė, tai jau eini į lauką. Žaidžia, kaip pas tetą spintoj pasislėpti. Bet slėpynėmis vadina ir tuos žaidimus, kuriuos mes galbūt šiek tiek kitaip vadinam. Ir tai yra, aš vilnietiškai pavadinsiu, ir tai yra stuku-stuku. Tuku-tuku? Šitą skilibumbum? Skalibumbum, okei. Tai šitas žaidimas, šitos slėpynės, jos yra aprašytos jau tokio autoriaus 2 amžius po Kristaus graikų autorius, senovės graikų kalba, vadinasi Apodidraskinda, o čia yra freska iš Pompėjų, ten su tuo ugnikalniu, žodžiu, iš Pompėjų, ir čia yra, ar tikrai iš Pompėjų, ir čia yra žaidžiantys kupidoniukai ir yra manoma, kad jie žaidžia stuku-stuku, ar skilibumbum. Jisai nežiūri, ar ne, jis eina slėptis, o šitas kupido jau lyg ir laukia, kada galės bėgti prisistukinti. Tai šitas žaidimas yra labai seniai paliudytas ir jo yra taip pat labai daug variantų. Tuoj pasižiūrėsim pačius populiariausius. Tai gerai, tokie.
Išsprendžiam ginčą vieną kartą ir visiems laikam. Kas labiausiai ryšku, tai yra, kad stuku Vilnius, tuku Kaunas, tuki Klaipėda, bet klaipėdiečiai, aš kaip parodau šitą pagal mano duomenis turimus, pagal mano surinktą informaciją. Tai čia yra viskas teisingai. Bet jau tada, kai aš kitiem klaipėdiečiam parodau, tai jie nesutinka. Jie sako tuku. Tai nežinau, klaipėdiečiai susitarkit. Tokie yra populiariausi variantai, skili bum, skili bam, prikaltukas, kavonkės, skiniukas. Yra labai daug pavadinimų, ne tiek daug, kiek vaskičiai, bet irgi labai daug pavadinimų. Skalim bambam ir skiniukas du skirtingi. Du skirtingi, nu va, tuo labiau. Tai tų variantų yra labai daug ir dar į maišatį įeina tai, kad neaišku, kur padėti 12 pagaliukų. Nes ten irgi toks kaip yra žaidimas, kur kiekvienas vaikas nuo savęs padeda pagaliuką ant lentos, ta lenta išmušama, tada tas, kuris nežiūri, renka tos pagaliukus, sudeda ant lentos ir tik tada gali eiti ieškoti. Tada jeigu tu buvai pasislėpęs, prabėgi, išmuši tą lentą vėl tada tas nežiūrintysis turi rinktos pagaliukus. Tai jis kaip ir pritinka, kaip ir ne. Ir man labai patinka, čia vienas pateikėjas pateikė savo teoriją, kad kokiais 97 metais buvo 12 pagaliukų, tuku tiesiog buvo vėliau, paprastesnė 12 pagaliukų versija, kas labai irgi gali būti. Nes tikrai yra tokių, kad 12 pagaliukų žaidė, jau tuku, jau kažkaip ten, nebe. Arba, tiesiog nežino variantų. Vėlgi, tas 12 pagaliukų, tai kodėl tie 12 pagaliukų? Tai dėl to, kad piemenys naudodavo šitą būdą, kai nemokėdavo skaičiuoti. Tai yra, jeigu išvėja bandą, tai jie tiek atideda akmenukų, kiek išeina avių. Kai grįžta banda, jie į kitą deda akmenukus ir jeigu čia lieka akmenukų, vadinasi, jie praganė avį. Tai čia irgi gali būti, kad tie 12 pagaliukų buvo labai panašiai, kad žinotum, kiek tau reikia surasti tų pasislėpusių vaikų. Tai tokie slėpinių gaudinių žaidimai maždaug tokie. Dar labai populiaru buvo krepšinio ir futbolo žaidimai. Ir krepšinio žaidimai turėjo labai daug... Čia aš dabar dar daugiau turiu krepšinio žaidimų. Bet buvo tokių labai daug tų trumpesnių variacijų. Tokių. Ir po to aš atsimenu, kad ir mokykloje kažkiek mokindavo jų, bet būdavo kiaušinis minusas, užtaisinis penketas, šūdmedalis, karalius, asilas ir 33 dar buvo kažkaip. Amerikankė. Jo, aš po to jau turiu daugiau susirašęs, kažkaip tik dabar čia užsirašiau truputėlį. Tai buvo labai daug tų variantų ir vėlgi, tai aišku, aš irgi taip galvoju, kodėl tiek būdavo, nes, krepšinis intensyvus žaidimas. Gal surinkti tiek žmonių, kad ten bent jau 3 ant 3 žaistum, gal ne visada pavykdavo. Ir dar tas dalykas, kad, tie lankai tokie būdavo ne visada vietoj. Tai gal būdavo kažkaip sunkiau, tą paprastą krepšinį žaisti. Ir, tie krepšinio žaidimai atsirado. Arba tiesiog smagu buvo. Nenorėjo pilno krepšinio žaisti, kažką pamėtyti, pasvaidyti ir susigalvodavo taisyklės. Ir futbolo žaidimai, tai arba futbolą žaisdavo, arba vieną letkę, arba lietkę, arba vieną lietimą. Tai irgi labai populiarus variantas. Irgi įdomiai labai, aš užsieniečių mėgstu paklausinėti, ką jie žaidė, tai jie visada kažkaip pas mus sako kašį fulę. O jie tik fulė, bet kažkaip buvo tik futbolas, krepšinis kažkaip kieme nelabai. Tai būdavo tokie, maždaug sportiniai žaidimai. Na ir kontroversiškiausias žaidimas tai yra Alibaba. Čia jau kur visi prisimena jau pastukų, tai jau Alibaba. Alibaba yra tikrai nelietuviškas žaidimas, jis yra tikrai atvežtas. Paprastai, kai man pateikėjai pasakoja, iš kur jie išmoko Alibaba, tai nes kieme buvo rusakalbiai vaikai, kurie išmokino. Ir Alibaba, kadangi yra skanduotė rusiška, jau labai, po to jau vaikai visiškai nebesuprasdavo, kas tas Alibaba yra ir ką ten reikia skanduoti. Tai mano mėgstamiausia skanduotė yra antra Alibaba, come on, suda. Nes o ką? Tai tas Alibaba žaidimas, vėlgi, ir netgi pats Alibaba yra alytiškiai, man vis pasakoja ir aš jų nesuprantu. O, gerai, pasiaiškinsim. Jie man sako, mes žaisdavom skalimbambam. Skalimbamba. Tai čia kuris žaidimas? Šitas. Skalimbamba. Tai alytiškiai, alytiškiai, pas alytiškius buvo skalimbamba.
Ir, nes aš galvau, kad čia gal hali-halo dar kažkaip susiję, ne, tada galvau, gal čia stukustukų, ne, nes aš išgirdau šitą ir man nepaaiškino, man kažkaip taip labai greitai pasakė. Ir aš atsimenu, ir kai aš atsimenu, pradžioje pasakau, kad būna, kad išleidžia tų straipsnių apie kiemo žaidimus. Ir aš atsimenu, kad vienam iš tų straipsnių, tai ten ryškiai Alytiškė buvo rašius tą straipsnį. Nes šiaip visa Lietuva tai žino kaip Alibaba. Ta prasme, nėra daugiau kito varianto, tik jau po to yra neaiški skanduoti. O jinai vat parašė, nu tai ten žaisdavo tukų, nes man rodo Alytus tukų žaisdavo. Paličkas. Žodžiu, žaisdavo tukų, ten klases, gumytę šokinėdavo ir skalimbamba. Ir aš žiūriu tą skalimbamba ir galvoju, ką jūs čia užrašėt, moterį. Nu, žodžiu, šiaip tai reikėtų sakyti Alibaba. Jau jeigu taip jau. Nu, jeigu jau rašom plačiai visuomeniai, ta prasme. Gali skliaustelėse po to parašyti. Jeigu kas nuspręsit rašyti. Taip, ramus žaidimai su kamuoliu. Šansas Skorpionas Kobra gyvenimas, tai čia mergaičių gal labiau mėgstamesnis buvo, kai mėtydavo kamuolį ir tiesiog išsiburdavo visą gyvenimą. Aš tai dabar galvoju, jeigu dabar žaistumėm, tai būtų vyro vardas, vaikų skaičius ir paskolos dydis. Tada dar mėtai ir atmušinėjai. Tada valgoma, nevalgoma ir hali-halo, kuris irgi yra atvežtinis žaidimas. Rusai netgi turi išsivedę visą etimologiją iš šito žaidimo. Pagal irgi tą patį graikų autorių, ten tokia yra toks pas jį aprašytas žaidimas. Tai čia yra irgi jo atvežtinis žaidimas, žiauriai sudėtingos taisyklės. Aš nežinau, kaip mes prisimindavom tokias taisyklės, kur užduoda klausimą, meta kamuolį, kas atsako teisingai, tada vedėjas meta kamuolį, tu gaudai tą kamuolį. Stop, šauki, kai sugauni, nes vedėjas bėga. Tada tu sakai, kiek žingsnių iki vedėjo, ten ar 10 dramblių, ar 5 skruzdėlytės, eini tu ir meti kamuolį. Nu, bet buvo smagu. Tai va, ir dar turim žaidimą be rekvizito, tai čia sugedė telefonas, šviesoforas, mafija, mama, kiek tų metų, juokingos pomidoras. Tai va, lyg ir viską papasakojau apie savo tyrimą. Aišku, dar yra šimtai dalykų, kuriuos norėčiau papasakoti, bet jau kaip ir savo laiką irgi išnaudojau. Tai dabar, kam aš jūs čia pasikviečiau? Tai visų pirma, šiaip, tai jeigu kažkas prisimena kokiu nors žaidimu ar nori man papasakot, ką veikė kieme, tai tikriausiai bus galima nurodyti mano elektroninį paštą ir galit man parašyti laišką su prisiminimais. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.